Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis gyvos pasakos ir mama Ledo karalienė. Na, o šįkart pasaka apie užkastą lobį. Turėjo valstietis 2 sūnus. Jie per dienas dykinėdavo, tėvui žemės dirbti nepadėdavo, tik pinigų iš jo kaulydavo. Nusprendė valstietis tinginius sūnus pamokyti. Kartą pasikvietė juos ir tarė: "Sūneliai, aš pasenau ir mano dienos jau suskaičiuotos. Laikas atskleisti jums vieną paslaptį. Kadaise lauke už trobos užkasiau lobį. Tik nebeatsimenu, kurioje vietoje. Atkaskite jį ir broliškai pasidalinkite." Nors broliai darbo kratėsi, išgirdę apie lobį, sukruto. Be abejo, šykštuolis tėvas bus užkasęs pinigus. Abu kaip mat čiupo įrankius, vienas kauptuką, kitas grėblį ir greitai nulėkė į lauką paslėptų turtų kasinėti. Mažuras praturtės. Ilgai vaikinai prakaitą liejo, kol pėda po pėdos sukasė visą didžiulį sklypą. Deja, lobio taip ir nerado. Grįžo namo pavargę, pikti, nuo tėvas liepė nenusiminti ir rankų nenuleisti. "Lobio vietą pamatysite," tarė jis, "kai lauką užsėsite kviečiais." Sūnus vėl paklausė tėvo ir užsėjo lauką. Bėgo dienos, saulė meiliai šildė, lietus dosniai liejo, tad rudeniop kviečiai labai gerai užderėjo. Broliai nuėmė derlių, grūdus tėvo pamokyti pardavė turguje ir užsidirbo nemažai pinigų. "Šaunuoliai," pagyrė tėvas sūnus, "pagaliau radote lobį, apie kurį jums ir kalbėjau." Broliai suprato, kad turtai iš dangaus niekada nenukrenta. Na, o kaip ir lietuvių liaudies viena patarlė sako, dirvos nearęs, ragaišio neragausi. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems buvusiems drauge. Tuos, kuriems patinka mūsų kuriami įvaizdžiai ir skaitomos pasakos, kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą Gyvos pasakos YouTube ir sekti profilius socialiniuose tinkluose. Iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.